Robotika – tai mokslas apie robotus arba automatizuotas mašinas, galinčias pamėgdžioti įvairius gyvų organizmų veiksmus. Robotika apima tokius mokslus kaip informatika, elektrotechnika ir mašinų gamyba. Žodžio robotas kilmė – dirbtinė. Šį žodį pasiūlė čekų rašytojas fantastas. Jis reiškia priverstinis triūsas. Robotas – mechaninis aparatas, galintis atlikti užprogramuotas fizinės užduotis. Robotas gali būti valdomas tiesiogiai žmogaus arba veikti valdomas užprogramuoto kompiuterio. Paprastai robotai tai ir daro. Valandų valandas kartoja vis tos pačius užprogramuotus veiksmus. Dažniausiai robotai atlieka tuos veiksmus, kurie žmogui nuobodūs, varginantis arba pavojingi. Robotų judesiai nustatomi padedant inžinieriui ir valdomi sudarytomis programomis. Visi judesiai gali būti keičiami ir pritaikomi prie naujos darbo vietos. Aizekas Azimovas 1942 metais suformulavo 3 robotų kūrimo taisykles. Robotas negali daryti žalos žmogui. Robotas privalo paklusti žmogaus valiai, jei tai neprieštarauja pirmajai taisykliai. Robotas turi rūpintis savo saugumu ir gerove, tik jei tai neprieštarauja pirmajai ir antrajai taisykliai. Mokslininkai kuria eksperimentinius robotus, bandančius kuo geriau perimti žmogaus gebėjimus ir juos kuo tiksliau atkartoti be klaidų. Klysti gali tik tai žmonės, o robotai ne. Robotai niekada nedaro klaidų. Jas daro žmonės, kurie sukuria robotus. Robotas turi turėti 3 savybes. Jutikliais jausti aplinką, gebėjimą kurti planą įvykus aplinkos pokyčiams, vykdyti naują planą. Šiandien robotai valdo daugelio įmonių gamybinius procesus. Androidas – tai žmogų panašus robotas. Žodis androidas kilęs iš graikų kalbos ir susideda iš 2 dalių – ander – žmogus arba vyras ir eides – panašus. Bendravimas su į save panašiomis būtybėmis žmonėms suteikia pasitikėjimą, laisvumą ir žinoma smalsumą, kuris nugali bet kokią baimę užmegzti pokalbį su robotu. Robotų androidų paskirtis – bendrauti su žmonėmis. Juos galima aptikti visose paslaugų ir aptarnavimo srityse. Gamybos, kosmoso arba karo srityse androidai nesutinkami. Čia dažniausiai naudojami taip vadinami pusiau androidai. Tai tokie robotai, kurie turi tik viršutinę, panašią į žmogaus kūno dalį. Pasak specialistų, tai paprasčiau sukurti robotą, nes ėjimo sistemos yra gana sudėtingos ir sukelia daug sunkumų. Nao robotas. Idėja buvo sugalvota Prancūzijoje – sukurti robotuką, kuris padėtų mokyti vaikus, turinčius autizmo arba Aspergerio sindromus. Nuo 2007 metų jis buvo paleistas kaip bandomasis variantas, o šiomis dienomis yra pasaulinio robotikos varžybų lygio standartas. Aspergerio, autizmo sindromais sergantiems vaikams
žmonių veidas yra nenuspėjamas. Mikromimikos, veido išraiškos juos blaško, gąsdina, jie pradeda vengti aplinkos. Mielą veiduką turintis robotukas Nao sukuria pozityvų emocinį ryšį. Įvairiausio amžiaus vaikai nori su juo bendrauti. Jis moko, kaip pasisveikinti, pamojuoti, kaip reaguoti, kada žmogus nuliūdęs ar džiaugsmingas, kaip apsikabinti, paprasčiausių dalykų, kas veikiesiems atrodo savaime suprantama. Nao moka ir šokti. Tai žmogus apsirengęs robotu, bet netoli ta diena, kai bus sunku atskirti robotą nuo žmogaus. O kai robotai pavargsta, jie gali ir pasimankštinti. Vaikai su robotikos užuomazgomis susipažįsta rinkdami konstrukcines dėliones. Montuojant robotikos rinkinius reikia išmanyti ne tik konstravimą, bet turėti minimalų elektrotechninių bei informatikos žinių bagažą. Konstruoti mėgsta tiek maži, tiek dideli. Rengiamos ir robotų konstravimo varžybos. Lietuvoje jau kelis metus veikia robotikos mokykla. Universitetuose studentai mokosi konstravimo ypatumų.